Bendraujant virtualioje erdvėje mus motyvuoja tie patys poreikiai kaip ir realiame gyvenime. Būti suprastu, būti priimtu, gauti palaikymą ar tiesiog pasidalinti jausmais. Tik virtualioje erdvėje, kitaip nei realiame gyvenime, mes galime pasirinkti, ką ir kaip norime parodyti. Mes galime įrašyti ir perrašyti savo mintis prieš jas paskelbdami, išsirinkti vaizdus, kurie mums labiausiai patinka, suredaguoti nuotraukas ar net sukurti jas dirbtinio intelekto pagalba. Tačiau ar kada susimąstėme, kokią įtaką ši idealizuota komunikacija daro mūsų emociniai savijautai? Virtualioje erdvėje sukurta iliuzija atrodo tobulai ir skatina tokius labai nerealistiškus lūkesčius tiek sau, tiek ir kitiems. Tikros emocijos, pažeidžiamumas ir netobulumas yra tai, kas sukuria tikrą bendravimą. Būtent todėl populiarėja autentiški profiliai, kurie parodo save iš pažeidžiamumo pusės, parodo savo bardaką, parodo savo netobulumą. Kai kurie profiliai tai daro tikslingai tam, kad pritrauktų daugiau vartotojų. Todėl svarbu nepamiršti, kad autentiškumas visada randa kelią į kitų žmonių širdis. Autentiškumas virtualioje erdvėje vis vien stipriai skirsis nuo autentiškumo realiame pasaulyje.